Paulius VI popiežius kažkam prisipažino, kad vidurnaktį sugrįždavo po visų susitikimų, darbų į savo miegamąjį, į savo jau butą ir ten dar rasdavo, sako, laiškų iš viso pasaulio, kuriuos būtinai popiežius turi pamatyti. Jis sako, kiekvienas tas laiškas tai būdavo kaip erškėčio, sako, spiglys. Sako, kai prisiskaitydavau prieš miegą, sako, ir eidavau gulti, tai atrodydavo, kad guliu ant erškėčių vainiko, kuris čia visą gavėnę yra kažkokiu būdu priešais mūsų akis, prie mūsų altoriaus. Gal ir mūsų gyvenime, kai paskaitome žinias, atsiliepiam į skambučius, kažkas aplanko mus, irgi po tą erškėčio vainiko gabaliuką vis pina ir po to, kai atsiguli, tai galva kaip dramblio, ta prasme, atrodo, kad ant erškėčių vainiko gulime. Viskas taip sunku, viskas taip mus pribloškia ir atrodo, viskas taip sunku, bet Dievas ir atėjo į šį pasaulį, kad padėtų mums pakelti tą erškėčių vainiką, tą kryžių. Jis jau nuėjo tą kelią ir padės tą kelią nueiti kiekvienam iš mūsų. Žmogus pajėgia pakelti tuos visus sunkumus, kai yra su Dievu, kai yra su savo Kūrėju, su savo Tėvu. Tad tegul Viešpats šiandien su visa meile, su visų švelnumu pažvelgia į tas jūsų taip pat erškėčiais vainikuotas galvas, kiekvienas su savo rūpestėliais į tą palengvina, te duoda jėgų, te duoda stiprybės jums eiti tiesiu keliu į amžinybę. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę jie vienas po kito, ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsiliepė: Niekas, Viešpatie. Jėzus jai tarė: Ne, aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Tai Viešpaties žodis. Už 3,5 tūkstančių kilometrų, taip toli nuo šventovės Kordoboje, Ispanijos pietuose, atrandame tokią ypatingą bažnyčią. Turbūt, jeigu įrašysit bažnyčią ir kryžius Kordoboje, turėtumėt pamatyti tokį ypatingą kryžių, kurie jį garbina ir vadina jį atleidimo kryžiumi. Kuo garsus, kuo ypatingas tas kryžius, nes ten išganytojas dešinę ranką yra tarsi nutraukęs nuo skersinio ir tiesiai į besimeldžiančio, klupančio ar sėdinčio prie jo žmogaus pusę. Ir kokią istoriją žmonės pasakoja prie to kryžiaus. Pasakojama, kad prie to kryžiaus kažkada tiesiog žmonės eidavo pas kunigą išpažinties.
Ir taip vienas vyras vis eidavo pas tą patį kunigą tame miestelėje išpažinties, o kunigas jo atžvilgiu buvo labai griežtas. Ir po kažkurios išpažinties kunigas jam jau pagrasino pabaigoje, sako, tai paskutinis kartas, kai tau atleidžiu. Ir po daugelio mėnesių tas pats nusidėjėlis vėl klaupėsi prie kunigo kojų po kryžiumi ir sako, vėl atleisk man tėvą, tačiau kunigas jam atsako, prašau tavęs nebežaisk su Dievu, negaliu tau atleisti, nes labai lengvabūdiškai elgies. Ir tada kunigo ir to žmogaus nuostabai pasigirdo krikždėjimas. Pradėjo kažkas girgždėti nuo kryžiaus. Ir kunigui atstumus, galima sakyti, tą vyriškį, tą nusidėjėlį, Jėzus nuplėšė dešinę ranką nuo kryžiaus ir ištiesė to atgailaujančio žmogaus kryptimi ir sakė, tai aš praliejau savo kraują už šį žmogų, o ne tu. Ir nuo to laiko Jėzaus ta dešinioji ranka liko tokioje padėtyje. Tai aš, sako, praliejau kraują, ne tu. Ką mums galėtų ši ištiesta ir perverta Jėzaus ranka kalbėti šį 5. gavėnios sekmadienį? Išklausėme ką tik Evangelijos istorijos, kuri mano ir jūsų nuostabai daugelį šimtmečių buvo išimama tiesiog, išbraukiama. Jeigu perrašinėdavo Naująjį testamentą, tai būtinai reikėdavo šitą gabaliuką apleisti Jono Evangelijoje. Buvo kažkodėl tai ši Evangelija nepatogi, žodžiu, žmonės šimtmečiais piktindavosi tiesiog. Kuo piktindavosi, tai Jėzaus laikysena. Kaip galima taip lengvai atleisti? Jėzau. Turbūt kažkas, kas matė, tai suklydo. Taip negalima. Tai yra klaida. Ir todėl, kai perrašinėdavo rankraščius, jeigu žiūrėsite ypatingai rytų tradiciją, rytų tėvų tradiciją, tai nerasite jokio komentaro šitai Evangelijai, nes šita Evangelija buvo išimama tiesiog. Jos nebūdavo. Nes tai kėlė papiktinimą daugelį šimtmečių žmonių širdyje. Nes mes žinome, kad pirmųjų amžių bažnyčiai skiria 3 baisiausias nuodėmes, už kurias žmogus turėdavo atgailauti visą gyvenimą. Tai būdavo tikėjimo išsižadėjimas, žmogžudystė ir svetimavimas. Tai reiškia kaltė visam gyvenimui. Ir galiausiai ta Evangelija sugrįžo į kanono tekstą, tai reiškia jau į šventąjį raštą, tik tai 4 amžiuje, sako, negalima taip daryti. Ir šiandien mes, ačiū Dievui, skaitome šį sekmadienį ir toji Evangelija šiandien taip pat skiria ir siunčia klausimą man, kas iš jūsų yra be nuodėmės. Turbūt galima būtų taip įvardinti šį sekmadienį ir tai, ką tik girdėjome. Kas iš jūsų yra be nuodėmės? Svarbiausia pamoka, kurią šiandien turime išnešti labai nuoširdžiai šiandien iš šio sekmadienio, labai sveikai, nuoširdžiai, ne neurotiškai, aš turiu nuodėmę. Kas yra nusidėjėlis? Aš esu nusidėjėlis. Tai yra pamoka, kuri šiandien užduodama yra mums. Aš esu nusidėjėlis. Vienintelis skirtumas tarp mūsų ir tos moters yra tik tai, kad tos moters nuodėmės tapo viešos, o mūsų nuodėmės yra paslėptos. Jų niekas niekada mūsų nepagavo, nieks niekada nepastatė viduryje, viešoje vietoje ir viešai nesmerkė, bet kuo skiriasi ta nusidėjėlė nuo mūsų, tik tai tuo, kad jos nuodėmės jau tapo viešos, o mūsų ne. Yra laikomas išpažinties paslaptyje. Gal esu jau minėjęs, kad čia Vilniuje buvusi motinos Teresės seserų vyresnioji pasakojo tokį pasakojimą, kad kartą jai teko lankytis kalėjime. Aišku, daug agresyvių tipų ten, daug komentarų šlikščių, kai jinai užėjo į tą kalėjimą, o jinai ten ėjo kalbėti apie Jėzų, pasakoti apie vienuoliją, apie ką tos seserys daro, žodžiu. Ir tas, kuris buvo aršiausias, ten ją keiksnojo, žodžiu, ir vairiausiai iškoliojo. Jinai priejo prie jo nebijodavo, nes ten apsauga buvo šalia. Ir sako, bandė megzti su jo pokalbį, jis sako, ar tu čia atėjai čia mūsų mokyti?
Jinai sako, baigtų, ką tu čia tave pamokysi, sako, ar žinai, koks skirtumas tarp manęs ir tavęs? Nu, sako, koks? Sako, tave jau pagavo, manęs dar ne. Nu, žodžiu, taip jie susidraugavo. Nuo tos akimirkos jie tapo draugai, žodžiu. Tave pagavo, manęs dar ne. Tai čia vat šiandienos Evangelijos istorija. Kodėl ir ką Jėzus rašo pirštu ant žemės? Galima sutikti turbūt daug aiškinimų, bet vienas iš man labai patikusių, įstrigusių aiškinimų, to gesto komentarų yra toks, kad Jėzus tiesiog ant smėlio rašė ką? Vardus. Ko? Moterų. Kokių? Su kuriomis gulėjo tie kaltintojai, kurie smerkė tą moterį garsiausiai šaukę. Rašė gražiausi, kaip tik Jėzus mokėjo, turbūt dailyraščių vardus tų moterų, kurios taip pat, žodžiu, nuodėmavo su tais vyrais, kurie šiandien kaltino tą moterį pagautą svetimaujant. Tai labai stipru man yra šis paaiškinimas, kad Jėzus rašo mūsų nuodėmes ant to smėlio. Ir tie žmonės šiandien matome, kad jie leido, kad Jėzus juos įtikintų. Ir šiandien klausimas taip pat, ar aš leisiu Jėzui, kad mane taip pat įtikintų dėl mano nuodėmes. Nes tai yra didis šventosios dvasios darbas mumise. Jėzus sako, kad ateis dvasia, kurios misija bus įtikinti mus ir pasaulį dėl nuodėmes. Ir šventoji dvasia visą gyvenimą dirba mūsų naudai, kad mes pastebėtume tai, kas trukdo mums būti tobulai žmonėmis, panašiais į Dievą, panašiais į Jėzų. Ir todėl šventoji dvasia žingsnis po žingsnio, gavėnia po gavėnios jums atskleis kažką, kas yra jūsų silpnoji vieta, kad toji vieta būtų pagydyta. Ir kyla klausimas, ką daryti su savo nuodėme, jeigu aš pripažįstu, nes kas nepripažįsta, tai pamokslas kaip ir baigėsi, jau turit pasilikti ties pirmąją dalim, nes iš tiesų netaip paprasta, žinokit, netaip paprasta. Kai sutinku žmonės, tai yra mano kasdienybė, tai dažniausiai aš esu susigėdęs, nes aš jiems turiu vardinti jų nuodėmes, jie galvoja, kad aš galiu kažkokiu turiu. Aš jokių galiu, jie galvoja, kad aš aiškiaregiai, sakau, aš pavardinsiu, sakau, jūs tik sakykit taip arba ne. Nu ir dažniausiai jie būna labai nustebę. Nu, ta prasme nustebę, nes jo, sako, o tai čia kažkas blogai su šituo yra. Nu jo, ir aš toks susigėdęs bandau aiškinti, kas čia yra blogai, žodžiu. Tai aš atlieku išpažintį tiems žmonėms daug mažiau, iš kur jūs kunigė žinot, kad tai blogai. Ir taip toliau, žodžiu, tai nėra taip paprasta, ta pirma dalis, aš turiu nuodėmę, kokia ta mano nuodėmė. Bet tai yra, žodžiu, blogoji naujiena apie mus, ką mes čia klausėme, žodžiu, kad kaip ta moteris galiu ateiti į šventyklą, viena iš 3 svarbiausių metų švenčių, palapinių šventė, visa šeima, piligrimystė į Jeruzalę, įsivaizduokit, ateina pagarbinti Dievo ir čia nuodėmė kaip nuodėmė. Tai turbūt ir mes čia šventovai galit patys paliudyti, turbūt dar mišios neprasideda, jau 3 kart galima nusidėti. Kas čia ką daro, kas čia kur kalba, kas čia kur sėdi, šnipžda, šnapžda, žodžiu, ir taip toliau, taip toliau. Tai galiu nusidėti net būdamas bažnyčiai, net per didžiausias šventes. Bet geroji naujiena yra šiandien ta, kad mano nuodėmė dažniausiai yra gyvenime ta akimirka, kurią labiausiai galiu patirti, sutikti ir susidraugauti su Dievu. Nes ne veltui žmonės sako, kai man sekasi, kažkaip sunkiai man su Dievu eina bendrauti, bei kai nesiseka, tada labai man gera su Dievu kalbėti ir bendrauti. Šiandien nuodėmė tapo keliu pas Jėzų, pas Dievą šiai moteriai. Jos drama, atnešusi beveik mirtį, tampa susitikimo su Kristumi momentu. Ar kažkam pasisekė šitai istorijai? Mes žinome, kad neištikimybė įvykdoma ne pavieniui, tam reikia 2. O kur tas vyras pasislėpė, žodžiu? Taigi moteris ne viena svetimavo. Kur tas vyras? Moteris, kai visada pasakys, išeini, sako, kokiom rankom?
švariom rankom visada. Moteris visada kalčiausia, kaip ir pradžios knygoje. Bet po 2000 metų galiausiai mes skaitome gerąją naujieną apie tą moterį, ne tą vyrą. Tai nežinau, kurioj padėtyje būti geriau. Turbūt tos moters, kuriai nuodėmė tapo susitikimo su Dievu akimirka. Iš savo nuodėmės mes einame pas Kristų, nes jis pats sako, gydytojas reikalingas nesveikiesiems, bet ligoniams. Aš noriu gailestingumo, atėjau šaukti ne teisiųjų, o nusidėjėlių. Jėzus ateina dėl manęs į šitą pasaulį ir su mano nuodėme nereikia bėgti, nereikia slapstytis, nereikia savęs kažkaip teisinti, bet tiesiog ateiti ir išpažinti, pripažinti, kad nesugebu išsilaikyti tiesoje. Ir ne veltui, labai gražiai ir stipriai Jėzus Faustinai sako, rašyk ir kalbėk apie mano gailestingumą. Pasakyk sieloms, kur turi ieškoti paguodų, tai yra gailestingumo tribunolė išpažintyje. Ten yra didžiausi stebuklai, kurie nepaliaujamai kartojasi. Norint patirti šį stebuklą, sako Jėzus, nereikia atlikti ilgos piligrimystės ar kokiu nors išorinių apeigų. Pakanka su tikėjimu ateiti pas mano vietininką ir išsakyti jam savo skurdą. O Dievo gailestingumo stebuklas pasirodys visa pilnatve. Nors siela būtų yranti kaip lavonas ir žmogiškai būtų nebeprikeliama ir viskas jau prarasta, Dievui taip nėra. Dievo gailestingumo stebuklas šią sielą visiškai prikelia. O vargšai, kurie nesinaudoja šio Dievo gailestingumo stebuklų, be reikalo šauksis, bet bus jau per vėlu. Artėja Velykų šventės. Turbūt suvokiam, kad tai nei pavasario šventė, nei sugrįžtančių paukščių šventė, nei naujo rūbų sezono pradžia kažkokia, žodžiu, bet Velykos tai yra akimirka, kai galiu Dievui suteikti mano širdyje ir jo tiesai daugiau vietos. Bus palaimingos, šventos, nuostabios jūsų Velykos šiais metais, net jei kiaušinių neturėsite ant stalo. Bet jeigu prieš tai skirsite laiko tylai ir pagalvosite ir paklausite, Dieve, kuo nusidėjau, kas yra mano nuodėmė, parodyk man tai, nematau, nepastebiu, kalbėk per kitus žmonės ir ateiti pas vietininką jo ir pasakyti, nusidėjau dangų ir tau, meldžiu atleidimo, o Dievui neliks nieko kito pasakyti, tik tai, ką šiandien atsakė tai moteriai. Ne, aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nenusidėk. Amen.